Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistą pastatą pramintą raganų namu. Tai nedidelis negyvenamas namelis stovintis miške, labai įdomi ir paslaptingai atrodantis. Kodėl šis pastatas buvo pramintas raganų namu ir kodėl jis tapo apleistas, tikslios informacijos neturiu, bet šiandien tai ir bandysime išsiaiškinti. Pats pastatas yra labai nedidelis, todėl pamaniau, jog po jį dieną vaikščioti labai įdomu nebus. Tad įdomumo padidinimui palauksime nakties ir išsiaiškinsime, kodėl jis pramintas raganų namu. Taigi atėjo naktis, tuo įsijungsiu prožektorių, dabar esu prie pačio paslaptingo pastato. Kaip matote, šiuo metu stoviu jo terasoje, na ir dabar bandysim keliauti vidun. Vau, ir pirmasis įspūdis toks, kad pastatas atrodo ne visai apleistas, bet taip nėra. Čia matome laiptus į viršų, neužilgo ten eisime, tiesiog pasižiūrėkit, čia visur pilna daiktų, paveikslai, rūbai, kėdės, stalai, net knygos, viskas savo vietose. Nu, o dabar kilsime į viršų ir pasižiūrėsime, kas ten gero. Pirmą aukštą detaliau apžvelgsiu grįžtant. Šiame aukšte stogas kai kuriuose vietose truputį kiauras, na ir čia taip pat matome lovas ir kitus daiktus savo vietose, ant sienos net kabo paveikslai, o tai ir yra žiauriai keista, iš tikrųjų. Gerai, dabar apsižiūrim ir čia stovi foteliai, kažkokia spintelė, čia kažkokios kaip durys, dabar keliaujam toliau, na ir dabar esame tokiam kaip ir pastato balkone, šioje pusėje stogas neblogo stovio, dabar einam atgal, ta pati lova ir stalas, nu o čia tokios kaip ir durys, kažkiek matosi kita pastato dalis, o dabar keliaujam žemyn. Ir dabar apžvelgsiu pirmąjį aukštą kažkiek detaliau, čia visko daugiau. Kabo kažkokie tašė, na čia rūbai, kiti daiktai, čia knygos lentynoje, spintos, ant kurių nemaži lagamenai ir tas yra žiauriai keista. Žodžiu, daiktai likęs stovėti savo vietose, tikrai labai keista ir tiesiog pradedu manyti, kodėl namas yra vadinamas raganų. Tikriausiai todėl, jog jis viduje atrodo lyg gyvenamas ir stovi vidury miško. Nu, o pagal visas istorijas raganas gyvena miške. Žinoma, tai pramanai, bet manau, jog taip jis gavo savo pavadinimą. Taigi, kita namo dalis yra užrakinta, ten patekti negalėsim, nu, o viduje namo buvo kažkaip iš dalies smagu, nežinau kodėl. Štai toks tas raganų namas, man jis patiko, tad jeigu ir jums patiko šis trumpas epizodas, buvo įdomus, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir susitiksim kitose epizoduose. Tad lygiai kito susitikimo.